Pirmiausia, reikia pasidžiaugti, kad Jungtinių Amerikos valstijų žemės ūkio ministras priėmė mane, nes, kiek atsimenu, anksčiau tokių susitikimų nėra buvę. Bet svarbiausia, kad šitame susitikime buvo pagaliau pasakyta, kad yra priimtas sprendimas, kuris atsispindi ataskaitoje maisto inspektorių, taip vadinamų, kurie yra įvertinę Lietuvoje mūsų mėsos ir pieno perdirbimo įmonės. Ir šiuo metu šitas reglamentas, vadinamos maisto tarnybos, kuris yra užbaigtas ir pateiktas Jungtinių Amerikos valstijų administracijai, jisai turi būti viešai patalpintas diskusijoms, susipažinimui ir šitas dokumentas, reglamentas teisingiau, bus visuomeniai pateikiamas 90 dienų, o po 90 dienų jau bus priimtas galutinis sprendimas, kuriame bus aiškiai nurodyta, kad iš Lietuvos galima įvežti Jungtinės Amerikos valstijas mėsos gaminius ir jautieną.